Deividas Hawkinsas. Paleidimas. Atsidavimo ir susitaikymo kelias. Antras skyrius. Paleidimo mechanizmas. Kas tai yra? Negatyvių jausmų paleidimas panašus į didelio svorio nusimetimą. Kai tai vyksta, pasijuntame taip, tarsi būtų susilpnėjęs vidinis spaudimas. Mums iš karto palengvėja. Užlieja džiaugsmas ir laisvės pojūtis. Čia suveikia tam tikri proto mechanizmai. Ir tokią būseną kartais patiria kiekvienas. Pateiksiu pavyzdį. Štai jūs su kuo nors aršiai ginčijatės. Ginčo temperatūra kyla. Jūs pykstate, jūsų nuotaika bjauri ir staiga jums šauna į galvą, kad visa ši situacija absurdiška ir juokinga. Jūs iš tikrųjų imate juoktis. Atsipalaiduojate, įtampa atslūgsta. Ką tik pykote, bijojote, jautėte grėsmę, bet po kelių akimirkų jūs laimingi ir laisvi. Pagalvokite, kaip būtų nuostabu, jei taip nurimti galėtumėte, kada panorėję ir kur panorėję. Tada visą laiką jaustumėtės ramus, laisvi ir laimingi. Jūsų nebeblaškytų negatyvių jausmų audros. Tokia yra mano metodo esmė. Jūs sąmoningai atsikratote negatyvumo ir darote tą taip dažnai, kaip jums reikia. Jūs galite prisiimti atsakomybę už savo emocinę būseną. Jūsų savijauta nebepriklauso nuo išorinio pasaulio. Jūs nebereaguojate automatiškai. Svarbiausia, jūs jau nesate aukos. Tokią techniką taikė ir Buda. Ji padėdavo jam ir jo vienuoliams atsikratyti įtampos, kurią sukeldavo nevaldomos emocinės reakcijos. Mumyse yra milžiniška talpykla ir mes visą laiką ją nešiojame su savimi. Toje talpykloje sudėti mūsų negatyvūs jausmai, negatyvios nuostatos ir įsitikinimai. Iš šios talpyklos kyla spaudimas, kuris verčia mus blogai jaustis ir yra daugumos mūsų ligų bei kitų problemų šaltinis. Bet mes esame susitaikę su tokia padėtimi ir sakome, kad tai normali žmogiška būtis. Ieškome išeities ir esame sugalvoję tūkstančius būdų, kaip pagerinti savijautą. Visas žmogaus gyvenimas faktiškai yra bandymas pabėgti nuo kančios ir išvengti vidinės sumaišties ir baimės. Mūsų savijautai grėsmę nuolatos kelia ir vidinės, ir išorinės priežastys. Kartais mus aplanko šventė ir mes bėgam nuo vidinių kankintojų, bet netrukus jie mus vėl pasiveja ir gyvenimas grįžta į senas vėžes. Mes net vengiame atidžiau pažvelgti į savo vidų, nes mus gąsdina ten susikaupęs didžiulis kiekis negatyvios energijos ir nežinome, kokiais būdais ją galėtume iš savęs pašalinti. Tamsi energija kaupiasi, mūsų būsena blogėja ir galiausiai pradedame slapčia laukti mirties, kad ji mus pasiimtų ir nutrauktų visas kančias. Negatyvių jausmų spaudimas provokuoja atitinkamas mintis. Vienas jausmas gali pakurstyti tūkstančius minčių ir jos suksis mūsų galvoje ilgesnį ar trumpesnį laiko tarpą. Pavyzdžiui, kokį nors skausmingą senų dienų įvykį mes prisimename ir apie jį galvojame iki šiol, jis niekaip neiškrinta mums iš galvos. Kiek minčių jis pagimdė per tuos visus metus. Todėl paleidę iš savęs vieną įstrigusį negatyvų jausmą, drauge paleidžiame didžiulį kiekį giminingų minčių. Kai nusimetame tokią didžiulę naštą, mums iš karto palengvėja, pasijuntame laisvi ir atsiranda erdvės kūrybiškoms mintims. Tokia yra tikroji mūsų prigimtis. Jausmai ir mentaliniai mechanizmai. Su savo jausmais mes elgiamės trejopai. Pirma, jausmus slopiname. Antra, jausmus išreiškiame. Trečia, jausmų vengiame ir nuo jų tiesiog bandome pabėgti. Apie kiekvieną šių būdų pakalbėsime atskirai. Pirmas – slopinimas. Tai labiausiai paplitęs mentalinis mechanizmas, kuris suveikia, kai bandome susitvarkyti su skausmingais jausmais. Skausmingi jausmai mums trukdo ir mes nesąmoningai juos nuslopiname. Kuriuos jausmus slopinti lemia sąmoningos ir nesąmoningos programos, kurias mums yra įdiegusi socialinė aplinka – tėvai, mokykla, visuomenė. Žinoma, nuslopinti jausmai niekur nedingsta ir kelia vidinį spaudimą, kuris pasireiškia kaip irzlumas, pyktis, nemiga, galvos skausmai, didelis kraujospūdis, įvairios alergijos, virškinimo sutrikimai ir taip toliau.
Kartais jausmai būna tokie skausmingi, pavyzdžiui, kaltė ar baimė, kad mes juos iš karto nustumėme į pasąmonę. Mums per sunku su tais jausmais gyventi, bet būdami pasąmonėje jie ieško, kaip pasireikšti. Ir tada ima veikti įvairūs mentaliniai mechanizmai, iš kurių dažniausiai yra neigimas ir projekcija. Neigimas ir projekcija paprastai veikia išvien. Mes neigiame skausmingą jausmą ir perkeliame, tai yra suprojektuojame, jį į išorę. Mums tada atrodo, kad jausmas yra ne mūsų, o jų. Pavyzdžiui, jei mes ko nors imame nekęsti ar ant ko nors pykti, šie jausmai iš karto keliauja į pasąmonę, nes suveikia visuomenės įdiegta programa, pagal kurią pyktis ir neapykanta yra socialiai nepriimtini jausmai. Ir tada, užuot sakę, aš jo nekenčiu, mes tariame, jis nekenčia manęs. Visus neigiamus ir skausmingus jausmus mes suprojektuojame į aplinką. Blogi tampame ne mes, o kiti žmonės, socialinės institucijos, valstybė, politinės partijos, prastas maistas, nepalankus klimatas, bloga žvaigždžių padėtis danguje, likimas ir netgi Dievas. Jeigu jie tokie blogi, nekęsti jų tampa leistina. Jie priešai, o su priešais reikia kovoti. Nuslopinti ir suprojektuoti į išorę jausmai yra pagrindinė įvairių socialinių konfliktų, agresijos, smurto ir karų priežastis. Mes nesąmoningai stengiamės palaikyti savo gerą savijautą, kitų žmonių sąskaitą ir tai turi labai neigiamų socialinių pasekmių. Antras – išraiška. Jausmus parodome pasauliui. Pavyzdžiui, išreiškiame jo žodžiais ar kūno kalba. Tokiu būdu išliejame didesnę dalį skausmingų jausmų ir susilpniname vidinį spaudimą, o likusius jausmus nuslopiname. Tai labai svarbus momentas, nes dauguma žmonių mano, kad išlieję jausmus jie tampa laisvi. Tačiau iš tikrųjų yra kitaip. Kai sąmoningai išliejame skausmingus jausmus, provokuojame žmonės su mumis elgtis taip pat, todėl kyla įvairių konfliktų rizika. Mes vėlgi savo emocinės problemas bandome spręsti kitų žmonių sąskaitą ir gadiname su jais santykius. Kita vertus, neišlieta jausmų dalis nustumiama į pasąmonę ir iš ten nepastebimai nuodija mūsų gyvenimą. Dabar madinga išreikšti jausmus. Psichologai sako, kad tai teigiamai veikia psichiką. Manau, jie klaidingai supranta. Freudo psichoanalizės teorija. Freudas tvirtino, kad nuslopinti jausmai, ypač susiję su seksualinė sfera, yra neurozių priežastis, todėl psichologai padarė išvadą, kad išlietos emocijos nuo neurozių turėtų apsaugoti. Iš tikrųjų, Freudas turėjo galvoje kitką. Klasikinė psichoanalizė teigia, kad nuslopintus jausmus reikia neutralizuoti, transformuoti į motyvus, kurie skatina pozityviai dirbti, kurti ir nesavanaudiškai mylėti. Trečias – bėgimas. Siekiame išvengti skausmingų jausmų ir tą padaryti mums padeda ištisa pramogų industrija. Taip pat tam tikslui tinka alkoholis ir narkotikai. Kad pabėgtume nuo vidinio skausmo, pasineriame į darbą. Dažnai persivalgome, be reikalo lakstome po parduotuves, žaidžiame azartinius žaidimus ir taip toliau. Visa tai yra priklausomybės ir jos padeda mums užsimiršti. Žmonės desperatiškai stengiasi išlikti nesąmoningi. Štai jūs grįžtate namo, įžengėte į kambarį ir tą pačią minutę įjungėte televizorių. Panyrate į savotišką snaudulį ir leidžiate, kad jūs programuotų į jūs besiliejantis informacijos srautas. Žmonės vengia pažvelgti į save. Jie net akimirką bijo likti vieni su savimi, todėl prisigalvoja įvairių labai aktyvių veiklų. Dauguma tų veiklų yra visiškai neefektyvios, o kai kurios iš jų netgi kelia didžiulį stresą ir yra žalingos. Jos reikalauja daug energijos, stabdo mūsų dvasinį augimą ir slopina kūrybiškumą. Nereikalingos veiklos ir priklausomybės pražūtingai veikia sveikatą, žlugdo žmonės finansiškai, gadina santykius ir kelia daugybę skaudžių socialinių problemų. Mūsų visuomenė tampa vis labiau egoistiška ir bejausmė.
Žmonės yra praradę gebėjimą nuoširdžiai mylėti ir pasitikėti vieni kitais. Jie savęs netgi nekenčia ir jaučiasi izoliuoti. Visiškai priešingą efektą pasiekėme, kai paleidžiame iš savęs skausmingus jausmus šioje knygoje aprašytų būdu. Kai tai įvyksta, neigiama energija išsisklaido ir spaudimas liaujasi. Kiekvienas yra patyręs, koks palengvėjimas ateina, kai staiga liaujamės pyktis ir mus palieka kitas negatyvus jausmas. Pasikeičia netgi kūno fiziologija, kraujo spaudimas, širdies ritmas, odos spalva, kvėpavimas, raumenų tonusas, kraujo cheminė sudėtis ir taip toliau. Normalizuojasi visos organizmo funkcijos, tampame laimingesni, imame skleisti daugiau meilės, gyvenimas apskritai darosi lengvesnis. Streso priežastys. Dabar streso tema plačiai nagrinėjama, tačiau šio reiškinio prigimtis lieka nesuprasta. Sakoma, kad šiuo metu streso esame veikiami labiau negu kada nors anksčiau. Kokios yra pagrindinės streso priežastys? Pasakysiu, kad šios priežastys nėra išorinės. Streso priežastys labai gerai atspindi ką tik aprašytą projekcijos mechanizmą. Savo vidinius konfliktus mes perkeliame į išorę ir sakome, jie mus puola, arba ar jie mums nori blogą. Iš tikrųjų mus puola mūsų nuslopintos emocijos, kurių nenorime pripažinti. Taigi tikrosios streso priežastys yra ne išorinės, kaip mano dauguma žmonių. Baimės dydis mūsų reakcijose į išorinius stimulus priklauso nuo to, kiek nuslopintos baimės yra mūsų viduje. Kuo daugiau mumise nuslopintos baimės, tuo baisesnis mums atrodo išorinis pasaulis ir tuo labiau mes įsitempėme bendraudami su žmonėmis. Jeigu žmogaus viduje daug nuslopinto pykčio, išorinėme pasaulyje jis regi chaosą, pasaulis jį erzina ir kelia jam pyktį. Jeigu žmogus legia pasąmoninis kaltės jausmas, visas pasaulis jam bus pilnas gundymų ir nuodėmių. Mūsų vidus suteikia atspalvį išoriniam pasauliui. Esmė tokia, kad išorėje kreipiame dėmesį į tuos dalykus, kurie nuslopinti mūsų viduje. Kai atsikratome nuslopinto pykčio, išorinėme pasaulyje nelieka aplinkybių, kurios keltų pyktį. Nuslopintų jausmų energija per autonominę nervų sistemą veikia visą organizmą ir po truputį jį žaloja, o staiga kilęs negatyvus jausmas susilpnina kūno raumenų jėgą 50% ir susiaurina regėjimo lauką. Kuo žmogus atsparesnis stresui, tuo jis sveikesnis. Dabar jau žinote, kad atspariausi stresui yra tie, kurie paleido iš savęs negatyvius jausmus. Apie mokslinius streso tyrimus plačiau pakalbėsime 14 skyriuje. Dabar sukurta daug streso mažinimo programų, tačiau kūrėjai bando spręsti šią problemą iš kito galo. Jie kalba, kaip įveikti streso pasekmes, užuot mokę žmonės pašalinti vidinės streso priežastis. Arba žmonės yra mokomi ramiau reaguoti į stresinės situacijas. Kad ir kaip būtų, dėmesys kreipiamas į išorę, o ne į vidų, kur slypi tikrosios streso priežastis. Tai yra tas pat, jei gydytojas stengtųsi išgydyti karštinę, bet visai nekreiptų dėmesio į infekciją, kuri yra pirminė ligos priežastis. Panašiai streso specialistai gydo streso pasekmes. Pavyzdžiui, jie moko, kaip atpalaiduoti įtemptus raumenis. Tai vienas iš streso simptomų. Bet visos raumenų atpalaidavimo technikos duos mažai naudos, kol nebus pašalintos vidinės streso priežastys. O tai yra nuslopintas pyktis, neapykanta, kaltės jausmas ir kiti negatyvūs, skausmingi jausmai. Gyvenimo įvykiai ir emocijos. Protas nenori įsisąmoninti tikrųjų streso priežasčių ir pasitelkęs projekcijos mechanizmą iš vidaus perkelia jas į išorę. Todėl mes dėl savo emocinių ir kitokių problemų kaltiname įvairius gyvenimo įvykius ir manome, kad esame aplinkybių aukos. Sakome, jie specialiai elgėsi taip, kad aš pykčiau. Jie mane liūdina, jie mane gąsdina, pasaulis man kelia tiek daug nerimo ir taip toliau. Bet iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Pyktis, liūdesys, baimė ar kaltė yra ne išorinėme pasaulyje, o viduje. Kita vertus, kadangi nuslopinti jausmai kelia vidinį spaudimą ir ieško kelio išsilieti, kai tik pasitaiko išorinis stimulas, mes iš karto supykstame, nuliūstame ar pajuntame kaltę. Kitaip sakant, jeigu nebūtų vidinio pykčio,
Išorinės sąlygos mūsų niekaip nepriverstų pykti. Tas pat pasakytina apie visus negatyvius jausmus. Dabar visuomenė mus moko slopinti netgi pozityvius jausmus. Tokio slopinimo pasekmės irgi būna tragiškos. Pavyzdžiui, nuslopinta meilė gali sukelti širdies priepuolį. Jei bijosime mylėti žmones ir tokią meilę slopinsime, ji gali pasireikšti kaip nesveika meilė gyvūnams. Nuslopinta meilė taip pat skatina garbinti stabus. Tikra meilė yra laisva nuo baimės ir prisirišimo. Kai mylime iš tikrųjų, mylimą žmogų paliekame laisvą ir prie savęs nepririšame. Kai nuslopintų jausmų spaudimas pasiekia tam tikrą ribą, kuri kiekvienam yra skirtinga, mes pasąmoningai veikdami sukuriame situaciją, kurioje spaudimą galime bent iš dalies išleisti. Jeigu žmogus laiko savyje daug nuslopinto liūdesio, jis pateks į situaciją, kuri privers jį liūdėti. Nuslopinta baimė stumia žmonės į situacijas, kuriuose jie ko nors išsigąsta. Nuslopintas pyktis provokuoja situacijas, kurios žmogus siutina ir taip toliau. Žmogus kaltina išorinės aplinkybės ir neigia, kad visų nemalonių situacijų priežastis yra jo nuslopinti jausmai. Jėzus kalbėjo: kodėlgi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje. Visi didieji mokytojai kreipia mūsų žvilgsnius į vidų. Viskas visatoje skleidžia savo virpesius. Kuo aukštesnis virpesių dažnis, tuo daugiau jie turi jėgos. Emocijų energija taip pat skleidžia virpesius ir daro įtaką energiniam žmogaus laukui. Amerikiečių parapsichologė Thelma Moss, naudodama rusų inžinieriaus Kirlijano sukurtas technologijas, nufilmavo, kaip keičiasi energinio lauko spalvos ir dydis, kai žmogus išgyvena tam tikras emocijas. Thelmos Moss tyrimai aprašyti literatūroje. Yra žmonių, kurie mato energinius laukus. Jie tradiciškai vadinami auromis, tiesiog plika akimi, be jokios aparatūros. Toks gebėjimas būna arba įgimtas, arba jį galima išsiugdyti. Kad emocijos veikia energetinius laukus, rodo ir mūsų raumenų jėgos tyrimas. O per mūsų energinius laukus tas poveikis persiduoda visai visatai. Iš tikrųjų tai reiškia, kad mūsų mintys ir emocinės būsenos daro įtaką kitiems žmonėms, o mes savo ruožtu patiriame jų emocijų ir minčių įtaką. Ši sąveika globali, bet mes jos nesame įsisąmoninę. Emocijas ir jas lydinčias minčių formas nepriklausomai nuo atstumo fiksuoja aiškiaregiai. Kad tai manoma, galima įrodyti eksperimentiškai. Tuos reiškinius dabar tyrinėja kvantinės fizikos mokslas. Emocijos didelė dalimi formuoja mūsų gyvenimo aplinkybės. Materialioje visatoje veikia traukos dėsnis, kurio esmė panašus traukia panašų. Todėl piktas žmogus prie savęs trauks daugiau piktų žmonių, o jei jis paleis iš savęs pyktį, jo aplinkoje atsiras daugiau meilės. Traukos dėsnis atspindėtas įvairiuose šventuose tekstuose, pavyzdžiui, Biblijoje pasakyta: kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Šiuolaikinis protas sunkiai supranta tokių posakių prasmę, bet čia kaip tik kalbama apie traukos dėsnį. Jeigu žmogus apatiškai susitaiko su savo skurdu, jis taps dar skurdesnis. Bet jei jis mąsto apie turto jo gyvenime atsiranda daugiau. Kadangi virpesiai sieja visas gyvas būtybės, kiekviena jų atsidūrusi šalia mūsų iš karto užfiksuoja mūsų vyraujančią emocinę būseną ir atitinkamai reaguoja. Gerai žinoma, kad puikiai savo šeimininkų būsenas jaučia šunys. Atlikta eksperimentų, kurie rodo, kad į žmogaus emocijas reaguoja net bakterijos ir augalai. Tokie tyrimai aprašyti Clivo Baxterio knygoje Pirminis suvokimas. Paleidimo mechanizmas. Mechanizmas yra toks. Pirmiausia įsisąmoniname jausmą, tada leidžiame jam sukilti. Kurį laiką jį jaučiame. Leidžiame jam būti tokiam, koks yra. Nesistengiame jo pakeisti ir sutelkėme dėmesį į jo energiją. Nesmerkėme jausmo, nebijome jo ir jam nesipriešiname. Būname su jausmu ir neduodame jam jokių moralinių vertinimų. Tai tiesiog jausmas.
Šios technikos esmė yra atsisakyti bet kokių bandymų jausmą pakeisti ar jam pasipriešinti. Būtent mūsų pasipriešinimas jausmams juos palaiko ir suteikia gyvybingumo. Kai jausmui visiškai nesipriešiname ir nebandome jo pakeisti, jis pats pasikeičia ir tampa lengvesnis. Jeigu tiesiog būsite su jausmu toliau, jis dar labiau susilpnės, nes jo energija po truputį sklaidysis. Kai pradėsite šį procesą, pamatysite, kad jausmai jums kelia baimę. Netgi pasijusite kalti dėl jausmų. Jausitės kalti, kad bijote ir drauge bijosite savo baimės. Bet kai kurį laiką pabūsite su savo jausmais, nebandydami jų kaip nors paveikti, baimė ir kaltė dings. Liks tik pats jausmas. Leidžiate jausmui būti tokiam, koks jis yra. Tada atsiduodate procesui ir jausmo energija ima sklaidytis. Štai tokia paleidimo proceso esmė. Ignoruokite visas mintis, kurios tuo metu suksis jūsų galvoje. Dėmesys lieka sutelktas tik į jausmą. Mintys čia nevaidina jokio vaidmens. Protas komentuoja jausmus, bet jų prasmės paaiškinti nesugeba. Viena mintis gimdo kitą, bet jokių atsakymų jos neduoda. Kai labiau įsigilinsite į šį procesą, pamatysite, kad visi negatyvūs jausmai susiję su pirminė baime dėl išlikimo. Mes bijome dėl pačios savo egzistencijos ir iš šios baimės nelygų gyvenimo situacijos kyla visi kiti negatyvūs jausmai. Kad paleistume negatyvų jausmą, turime atsiduoti procesui ir susitaikyti su bet kokia jo baigtimi. Mūsų nuostata turi būti tokia: jeigu tai įvyks, bus gerai, jeigu neįvyks, irgi bus gerai. Ši nuostata svarbi ne tik tada, kai paleidžiame iš savęs negatyvius jausmus. Mes atsiduodame gyvenimo tėkmei ir prie nieko neprisirišame. Džiaugiamės įvairiais dalykais, bet būtume laimingi ir be jų. Tokia nuostata leidžia mums būti nepriklausomiems nuo išorės. Kuo nuostata stipresnė, tuo esame laisvesni. Tai yra vienas iš pagrindinių Budos mokymo principų. Buda mokė savo vienuolius neprisirišti prie daiktų ar žmonių, nes prisirišimai yra pagrindinė nušvitimo kelio kliūtis. To moko ir Biblija. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Paleisti jausmai dažnai grįžta. Jie kaupiasi daug metų ir paleisti viską iš karto sunku. Kai tai pavyksta, iš karto pasijuntame pakylėti. Bet paskui ta būsena praeina. Todėl jausmus paleisti reikia praktikuotis nuolatos. Laikui bėgant, kai gundame atlikti šį veiksmą ir kai visiškai atsiduodame procesui, mes nutolstame nuo savo jausmų, kad ir kokie jie būtų. Jausmai ateina, mes juos paleidžiame, bet žinome, kad jie tai ne mes, ne mūsų tikrasis aš. Tikrasis aš yra tik jausmų stebėtojas, bet jokio jų poveikio nejaučia. Tikrasis aš visada toks pat, jis nekinta, kad ir kas vyktų aplinkui. Laikui bėgant, jūs vis artimiau tapatinsitės su šia nekintančia savo esybės dalimi, būsite labiau įvykių stebėtojai nei jų patyrėjai. Tada suprasite, kad jausmai jūs visą laiką baudinėjo. Jausmai jums nepraneša tiesos apie jūs. Jausmai tai ego sritis ir dalis jo programų, kurios leidžia mums išgyventi šiame pasaulyje. Paleidimo praktikos rezultatai kartais būna labai subtilūs ir sunkiai pastebimi. Mums atrodo, kad jausmo iš savęs nepaleidome, bet mūsų artimieji draugai mato, jog mes pasikeitėme. Kažkas įvyko, sako jie. Sulig kiekvienu tokiu nepastebimu paleidimu mūsų sąmonė plečiasi. Mes tampame laisvesni, laimingesni ir ramesni. Pažįstu žmonių, kurie visas permainas žymisi specialiame pažangos dienoraštyje. Tai jiems padeda įveikti vidinį pasipriešinimą. Žmonėms atrodo, kad jie stovi vietoje. Tai neveikia, padaro išvadą jie. Taip atrodo netgi kai kuriems daug pasiekusiems žmonėms. Todėl labai pravartu turėti dienoraštį, kuriame būtų užfiksuota mūsų būsena, kai tik pradėjome paleidimo praktiką. Tada visi pokyčiai matytųsi labai akivaizdžiai. Pasipriešinimas. Neigiamų jausmų paleidimas griauna ego. Todėl ego kiekviename žingsnyje šiam procesui priešinasi. Ego verčia mus į procesą pažiūrėti skeptiškai arba praktiką pradėję ją vis nutraukiame.
arba išliejame jausmus tais būdais, kurie yra įprasti ego. Apie juos ką tik kalbėjome. Tęskite paleidimo praktiką, nepaisydami ego pasipriešinimo. Tegu ego priešinasi, bet jūs tam nesipriešinkite, o verčiau paanalizuokite, kas vyksta. Esate laisvi, neprivalote paleisti iš savęs neigiamų emocijų. Niekas jūsų neverčia to daryti, bet jūs žinote, kokie pokyčiai jūsų laukia. Tad ko bijote? Kokia baimė slepiasi už pasipriešinimą? Kai imsite ieškoti atsakymų į šį klausimą, jums greitai paaiškės, kad tai yra ego baimė prarasti savo valdžią. Tai vienas iš tų negatyvių jausmų, kuriuos turite paleisti ir visai suprantama, kad ego visai priešinasi procesui. Nepamirškite, kad jūs nusprendėte paleisti senas programas, kurios daug metų laikė jūs nelaisvėje. Gyvename apakinti programų ir nematome, kokie esame iš tikrųjų. Ego stengsis tokią padėtį išsaugoti. Jis visai gudraus ir blefuos, kad tik jūs nepradėtumėte paleidimo praktikos ir kad ją nutrauktumėte. Viena iš ego gudrybių tokia, jog jis priverčia jūs padaryti išvadą, kad paleidimas yra neveiksmingas ir kad tam neverta gaišti laiko. Jums atrodo, kad niekas nesikeičia, o kartais tiesiog užmirštate atlikti praktiką. Bet tai kaip tik ir yra tikrosios pažangos požymiai. Tai reiškia, kad ego pamatė, jog jūs turite instrumentą, kuris padės jums išsilaisvinti. Tada ego neteks savo valdžios. Ego nėra mūsų draugas. Ego panašus į klastingą nematomą kompiuterinių programų valdovą, kokie rodomi fantastiniuose filmuose. Gebėjimas paleisti negatyvius jausmus yra visiškai natūralus. Procesas nėra naujas. Tai netgi nėra koks nors ezoterinis mokymas. Mes pasinaudojame savo įgimtą savybę, kad taptume laisvesni ir laimingesni. Geriau apskritai negalvoti, kad tai yra kokia nors technika ar metodika. Tiesiog įsitraukite į procesą ir tai bus viskas, ko reikia. Negalvokite, kas vyksta. Mintis irgi yra pasipriešinimo forma. Greitai visos mintis jums ims kelti juoką. Mintis yra ego instrumentai, kuriomis jis užtemdo tikrovės vaizdą. Jei eisime ten, kur mus kreipia mintis, vieną dieną pajusime, kad esame ten, kur buvome kelionės pradžioje. Mintis yra lyg auksinės žuvytės akvariume. Akvariumas yra protas, o tuščia erdvė tarp akvariumo sienų ir žuvyčių mūsų tikrasis aš. Kartais taip įsitraukiame į kokią nors veiklą, kad net nejaučiame, kaip bėga laikas. Protas tada būna nutilęs ir mums netrukdo jokios pašalinės mintis. Tik veikla ir jokio pasipriešinimo. Jaučiamės laimingi. Gal tyliai niūniuojame kokią melodiją, esame atsipalaidavę, bet drauge susitelkę ir mūsų veiksmai labai efektyvūs. Ar reikalingos mintis? Mes ir taip žinome viską, ką mums reikia žinoti. Kai ateina laikas, reikalingos žinios išnyra į paviršių automatiškai. Dažnai būna taip, kad paleidimą praktikuojame tol, kol gyvenimas neteikia mums didelių malonių ir kol esame puolami negatyvių jausmų. Tačiau, kai gyvenimo spalvos tampa šviesesnės, šį procesą apleidžiame. Tai klaida, nes kad ir kokia gera būtų mūsų savijauta, ji visada gali būti dar geresnė. Tęskite ir siekite aukščiausių būsenų. Kai proceso nenutraukėte, mūsų kilimas aukštyn įgauna pagreitį. Išnaudokite tai. Jums bus vis lengviau, o rezultatai vis nuostabesni. Galimas daiktas, ties kokiu nors negatyviu jausmu įstrksite. Paleiskite tai kaip ir visus kitus jausmus. Nesipriešinkite jam ir atsiduokite procesui. Galite susidurti su dar viena kliūtimi. Tai yra baimė, kad paleidę iš savęs kokį nors troškimą, to dalyko nepasieksite. Taip manyti klaida. Kai neprisirišame prie siekiamo dalyko, mūsų veiksmai tampa efektyvesni ir prie tikslo priartina greičiau. Todėl pačioje praktikos pradžioje siūlau atsisakyti kai kurių nuostatų ir jas tiesiog paleisti. Štai jos. Kad ką nors pasiektume, turime labai stengtis, sunkiai dirbti ir aukotis. Kančia reikalinga ir naudinga. Jeigu norime ką nors gauti, turime sumokėti atitinkamą kainą. Lengvai gauti dalykai nėra vertingi.
Kai šių barjerų neliks, paleidimo praktika taps lengvesnė ir ims teikti daugiau džiaugsmo.